13 valandų 30 minučių į autobusą pradėjo lipti pirmieji keleiviai. Po 10 minučių viduje meiliai susiglaudę stovėjo pirmasis 100. Dar praėjus 15 jau buvo 200. Okei, savijauta gera! Ten mažai vietos, bet čia tai daug. Tiesiog norisi ateinančiams kartoms, ką galėjo mūsų laikų studentai. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentai kartu su laikraščiu Savas surengė šią akciją, sakė, jog tai ne tik rekordo siekimas, bet ir savotiškas protestas prieš perpildytus autobusus. Jeigu mes kalbame apie vizualiąją kultūrą, galima paminėti tai, kad ji buvo labai remiama privačių įmonių. Padarykim kažkokį vaizdelį, kažkokį keistą vaizdelį, kuris pritrauks žmonės. Tai, ko jie dar yra nematę. Ir aišku, Lietuvai, kuri tikrai dar buvo daug ko nemačiusi, tai buvo įdomu. Ir tai aš dar galiu paminėti tokį dalyką kaip eksperimentavimą. Labai daug eksperimentavimo laisvės tuo metu buvo, kuomet lyginant su dabartimi mes jau žinome tam tikrus šablonus, kurie veikia, būtent reklaminiuose vaizduose ir kas neveikia. Ir 90-ieji man ir asocijuojasi su beprotiškomis idėjomis.